Laidą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Laida Mokslo langai. Labadiena visiems radio laidos Mokslo langai klausytojams. Šiandien laidoje paliesime tokias tikrai aktualias temas, kaip maisto atliekų perdirbimas ir pakartotinis jų panaudojimas, maisto produktų senėjančiai visuomeniai gamyba ir kaip išsirinkti saugų ir kokybišką produktą. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Kauno technologijos universiteto, cheminės technologijos fakulteto, maisto mokslo ir technologijos katedros docentę Mildą Kiršienę. Labadiena. Labadiena, malonu su visais pasisveikinti. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis beveik trečdalis viso pasaulyje pagaminto maisto prarandama ar išmetama. Mokslininkai ieško nuolat sprendimų, kaip būtų galima sumažinti maisto eikvojimą. Ypač tai aktualu tapo šiandien, kai maisto kainos sparčiai auga. Sakykite, dėl kokių priežasčių maistas virsta atliekomis? Tikrai yra labai aktuali tema. Reikėtų turbūt dar kartą visiems mums priminti gerai žinomą maisto produktų bruožą, tai trumpą galiojimo laiką. Mes tikrai pamirštame, kad produktai turi būti suvartoti per gana trumpą laiką. Jeigu užauginame daržovės, tai jos po subrendimo greitai pradeda prarasti savo kokybę. Jeigu mes turime kitus produktus, tai labai jautrus produktai, kurie genda. Todėl atliekų susidarimo klausimo sprendimas būtent siejamas su produktų kokybės blogėjimu. Ar žinome, kur daugiausiai susidaro atliekų? Labai norėčiau teigiamą atsakyti į šitą klausimą, nes tikrai kiekvieną kartą susiduriant ir kalbant apie atliekų susidarimą, mes daugiau galime remtis namų ūkio duomenimis, kuomet žinome, kad tikrai yra švaistoma daug maisto, neteisingai pasirenkant maisto kiekį, neteisingai pasirenkant maisto pakuotę, kiek mes to naudosime, arba per daug pagaminant maisto ir jį pašalinant. Tai iš šitų duomenų tikrai turime ir publikacijų, kur įvardinta tiek Lietuvoje susidarančių namų ūkiuose atliekos, tiek kitose šalyse. Tačiau apie atliekas susidarančios gamyboje mes neturime informacijos ir labai sunku kalbėti. Aš žinau vieną pavyzdį, kur įmonė savo lankytojams spaudžia šviežias morkų sultis, tikrai džiaugiasi tuo skaniu produktu ir patraukliai atrodančiu produktu, tačiau problema po sulčių spaudimo susidarančios morkų išspaudų kiekis yra gana didelis. Ieškant problemų, kurgi panaudoti, įmonė labai gražiai, inovatyviai prisitaikė prie šitos problemos, gamina iš morkų išspaudų pyragaičius, skanius, gražiai atrodančius, patrauklius, mėgstančius vartotojų, tačiau kiekis, kiek gali panaudoti morkų išspaudų šitame skaniame produkte, yra labai mažas. Ir vis tik tai tas atliekų kiekis, kurie jie turi išmesti, šiuo atveju jie neišmeta, atiduoda perdirbti, pagaminti kažkokį tai šalutinį produktą, yra vis tiek labai didelis. Tai yra vienos įmonės tik tai pavyzdys, kaip įmonė ieškanti, kaip sumažinti atliekų kiekį, tačiau vis tik tai jai vienai išspręsti šią problemą yra per daug sudėtinga. Kiek kitos įmonės turi susidarančių atliekų, ruošiant salotas, ruošiant įvairias sultis, kitus produktus, mes nežinome, todėl kalbėti ir netgi pasiūlyti kažkokį tai sprendimą yra labai sunku. Kokie turėtų būti priimami sprendimai, kad situacija pagerėtų? Pirmiausia, tai tikrai reikėtų žinoti, kokios susidaro atliekos, koks atliekų susidarimo pobūdis, kokio tipo atliekos susidaro, sezoniškumo kokia kaita pagal atliekas. Tada turbūt būtų galima ieškoti sprendimo ir tikrai nebūtų vienareikšmiškai vieno sprendimo, todėl kad maisto atliekos yra skirtingos ir produktai, kuriuos mes galime iš jų pagaminti, turėtų būti labai skirtingi. Bet pirmas žingsnis, ką labai norėčiau, kad mūsų valstybė pradėtų judėti šitą linkmę, tai sužinoti, kiek jų yra, kokios yra atliekos ir pradėti tada ieškoti visiems tinkamo sprendimo. Pasiūlyti, kad įmonė, kuri gamina kažkokį produktą, dar vystytų ir liniją produktų sudarančių atliekų perdirbimo gamybą technologiją, tai yra brangios technologijos, turėtumėm labai gerai finansiškai pasiskaičiuoti prieš siūlydami tokį sprendimą. Bet pirmas žingsnis tai yra sužinoti kiekius ir atliekų pobūdį. Dirbant su studentais ir kalbant apie atliekų susidarimą, dažnai norisi duoti tokią užduotį, pasidomėkite, kiek mes maisto išmetame, kokį maistą išmetame. Nėra taip lengva surinkti tokių skaičių ir mūsų studentai neturi tokios informacijos, kad galėtumėm pradėti siūlyti, kokį tai daryti sprendimą. Aš žinau, kad galbūt darželiuose po priimtų įvairių sprendimų, kaip pagerinti vaikų mitybą, bent jau sklandė gandai, kad daug
daug maisto produktų yra išmetama. Tai vėlgi vaikų nevalgymas gali būti sukeltas įvairių priežasčių ir žinant, kokį maistą išmeta, galima rasti atsakymą, kodėl tą maistą išmeta ir jį sumažinti. Tai vėlgi labai norėčiau kviesti į atvirumą, į bendravimą, į kalbėjimą ir tikrai tokiu keliu mes rasime ir sprendimą. Galbūt maisto švaistymas daug priklauso ir nuo žmonių sąmoningumo lygio. Tikrai sutinku, bet žmonių sąmoningumo lygį mes turime kryptingai keisti kartu su besikeičiančia bendra situacija ir pramonėje. Jeigu mes matome, kad didelis daržovių cechas gamina salotas, mišraines ir labai džiaugiamės sveikų, kokybiškų produktų, tačiau netkreipiame dėmesio, kad kartu prie šitos įmonės stovi dideli konteineriai su atliekų kiekiais, susidarančiais po daržovių valymo ir konservavimo. Tai vėlgi stebint tokius procesus ir nekalbant apie tai, kad jau šitoje grandyje yra rūpinamasi neprarasti naudingų medžiagų. Kartu į namų ūkius taip pat tas neteisingas įprotis persikelia ir mes tampame visose grandyse nesuvaldantis proceso ir nebeauklėjantis visuomenės bendrai, kaip reikėtų tvariai gaminti maistą ir jį vartoti. Atliekų rūšiavimas tai irgi galbūt priklauso, kad situacija pagerėtų. Tikrai labai svarbus atliekų rūšiavimas, todėl kad mes išrūšiavę maistą, išrūšiavę atliekas, mes galime tada tikslingiau jas panaudoti ir paruošti perdirbimui produktus. Mes liktai rūšiuoti pradėjome, kaip atsakingai rūšiuojame, dar reikėtų įvertinti ir pažiūrėti, gal yra kažkokių tai koregavimo žingsnių, kad būtumėm atsakingai išrūšiavę, tikslingai išrūšiavę maisto atliekas ir po to reikėtų žinoti, kiekgi mes turime tų išrūšiuotų atliekų. Jau nuo 2024 metų ES šalys turės užtikrinti sklandų maisto atliekų perdirbimą gyventojų ir įmonių lygmeniu. Kokie tvarūs maisto perdirbimo būdai jau dabar naudojami ir kokie bus naudojami ateityje? Norėčiau pakalbėti apie įmonės, inovatyvės įmonės, kurios ieško sprendimų ir savo produkto gamybą organizuoja taip, kad nesusidarytų atliekų. Iš tokių pavyzdžių galėtų būti įmonė Amilina, kuri perdirbdama grūdus panaudoja kiek įmanoma daugiau grūdo sudedamųjų dalių, paverstama į tikrai aukštos vertės produktus. Tai krakmolo frakcijos, tai yra baltymų glitimo frakcijos, tai įvairūs sirupai gaminami, tai ką leidžia užauginti grūdai, kaip juos išskirstyti, nepaliekant dalių išmetimui arba kompostavimui. O ką siūlo mokslininkai, kurie dirba prie maisto atliekų projektų? Mokslininkai siūlo atliekas išrūšiuoti ir iš atliekų išskirti tiek baltymų svarbę dalį, tiek riebalų svarbę dalį, tiek biologiškai aktyvių komponentų, tai antocianinų, fenolinių junginių, tai šitie junginiai yra tikrai svarbus tiek mitybai, tiek mūsų sveikatai. Tačiau šitos technologijos, reikia pripažinti, nėra pigios, jos kainuoja investicijų, jos kainuoja naujų sprendimų tiek pačiose įmonėse. Todėl šiai dienai, žiūrint į Lietuvos įmonės, jos yra sunkiai gyventinamos ir nėra labai patrauklios, kad galėtų pradėti plačiai taikyti. Ar Kauno technologijos universitete maisto mokslo ir technologijos katedroje vykdomi moksliniai projektai, kurie susiję su maisto atliekų švaistymu? Tikrai taip, mes šiandieną drąsiai galime pasakyti, kokie junginiai, kokie komponentai yra išmetamuose po įvairių sulčių spaudimo uogų išspaudose. Žinome, kad tos išspaudos galėtų būti naudingos tiek reguliuojant cukraus kiekį žmogaus kraujo plazmoje, gali padėti reguliuoti cholesterolio kiekį mūsų organizme. Šitų junginių panaudojimas tikrai būtų naudingas ir dar turbūt labiausiai stebina šitų labai sveikatai palankių junginių gausa išmetamuose išspaudose. Mūsų sočioje visuomenėje dar mes turime grupę žmonių, kuriems labai dažnai yra nustatomas nepakankamos mitybos rodiklis. Ta nepakankama mityba yra siejama su įvairiomis priežastimis, bet viena iš priežasčių, kad žmonės vartoja maistą, kuriame yra nepakankamai maistinių medžiagų. Mokslininkai siūlytų, kad iš išspaudų ar atliekų išskirti produktai galėtų praturtinti papildomai dėdami į maisto produktus. Dar norėčiau pasidžiaugti vienu tikrai įdomiu projektu, kurį vykdo Maisto mokslo ir technologijos katedra, tai naujo maisto produkto sukūrimas, į kurį mes būtent ir bandome įterpti ir panaudoti iš įvairių uogų išspaudų išskirtus komponentus. Tai uogų išspaudose be biologiškai aktyvių medžiagų, tokių kaip antocianai, fenoliniai junginiai, yra ir tirpios skaidulos, netirpios skaidulos, ir būtent šitų komponentų gausa ir jų įvedimas į naujus produktus leidžia sukurti naujas maisto produktų linijas, kurios turi kitą maistinę vertę. Esat maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininkė, kuri labai gerai supranta maisto gamybos procesą ir žino maisto produkto maistinę bei ekonominę vertę. Koks būtų jūsų asmeninis sprendimas, kuris padėtų sumažinti
sumažinti maisto švaistimą? Kad sumažėtų maisto švaistimas, tai pirmiausia labai norėčiau turėti tokį mechanizmą ar paskatinti maisto gamintojus diegti tokias technologijas, kad nesusidarytų maisto atliekų. Tai turbūt būtų mano didžiausia svajonė, kad būtų priimti tokie sprendimai, kad įmonės nueitų šituo keliu. Dar labai norėčiau, kad būtų aiškus ir paprastas maisto produktų ženklinimas. Mes dabar turime surašytą maistinę vertę, kuri tikrai yra be galo naudinga informacija. Tačiau tas mažo šrifto buvimas etiketėse mums tikrai nepalengvina suprasti, kuris produktas yra vertingesnis ir už kurį produktą mes galėtumėm tikrai mokėti ir didesnę kainą. Jeigu produktas turėtų tokį lengvai atpažįstamą ženklą, kad jame yra tikrai sveikatai daug naudingų medžiagų, kad jis yra maistingas, mums nereikėtų vargti lyginant vieno produktą su kitu ir apsispręsti, kurį produktą pirkti. Galbūt tada rinkos įtaka maisto gamintojams būtų ryškesnė ir mes turėtumėm didesnę produktų su geresnė mitybinė verte pasiūlą. Tęsime pokalbį su mokslininkė ir dabar pakalbėsim apie senėjančią visuomenę ir maisto produktų senėjančiai visuomeniai gamybą. Skambinimas pavojaus varpais, kad mūsų visuomenė senėja, iškylančių problemų neišspręs. Europoje labai daug pinigų yra išleidžiama su sveikatinimu susijusioms problemoms spręsti, bet Lietuva dėja tuo pasigirti dar negali. Be tuo gali pasigirti Kauno technologijos universitetas, kuris 2020 metais įdiegė dirbtinę skrandžio sistemą. Papasakokit plačiau apie ją. Dirbtinė skrandžio sistema mums leidžia numatyti, prognozuoti, kaip maisto produktas bus suvirškintas žmogaus organizme ir tada pasiūlyti produktų gamybą specialiai žmonių grupiai. Žinome, kad sensančio organizmo fermentų aktyvumas yra pasikeitęs, apetito stoka pasižymės žmonės, todėl maisto produktai turi turėti kitas savybės, nei mes galėtumėm pasiūlyti jauniems aktyviems žmonėms. Tai tokį įvertinimą su produktų savybių nustatymu ir prognozavimu mes galime atlikti ir tai mums leidžia būti drąsiems, kalbant šitą temą ir pasiūlyti produktus tinkančius senėjančiai visuomenėje. Kodėl universiteto mokslininkams buvo reikalingas toks dirbtinis skrandis? Dirbtinė virškinimo sistema leidžia tikrai pasakyti, palyginti produktus, kuo vienas skiriasi nuo kito. Ir neturint šitų duomenų, mes neturime jokio pagrindo sakyti, kad vienas produktas yra lengvai virškinamas, kitas produktas yra sunkiai virškinamas, vienas produktas yra naudingesnis arba mažiau naudingesnis. Tai leidžia efektyviai ir tiksliai nusakyti ir palyginti produktus. Dar dirbtinė virškinimo sistema todėl yra pasirenkama mokslo srityje, nes mes galim prognozuoti, kaip produktas bus virškinamas virškinimo sistemoje ir nereikia mums daryti tyrimų su pačiu žmogumi, todėl kad tie tyrimai būtų labai sudėtingi ir labai brangus. Mes galbūt negalime pasakyti, kaip konkretus žmogus reaguos į vieną ar kitą pasiūlytą maisto produktą, tačiau gyventojų grupiai, visuomenių grupėm atstovams tai tikrai dirbtinis skrandis leidžia numatyti jiems tinkamus produktus. O kokia dirbtinio skrandžio veikimo sistema? Pavyzdžiui, dabar davė dirbtiniam skrandžiui suvalgyti jogurtą. Dirbtinis skrandis yra sumodeliuotas taip, kad gali atspindėti visus virškinamuosius etapus, tai burnos fazė, skrandžio fazė, plonojo žarnyno fazė, storojo žarnyno fazė. Modeliuodami virškinimo sistemą ir modeliuodami eksperimentą mes visą laiką turime žinoti, kokio tikslo siekiame. Jeigu mes norime įvertinti maisto produkto slydimo nurijimo galimybę, mes tada sudarome tokį tyrimą, kad įtraukime ir burnos fazės, ir skrandžio fazės etapus. Jeigu tai tampa neaktualu, mes galime tiesiog sutrumpinti eksperimentą ir nemodeliuoti burnos fazės etapų. Tai labai daug leidžiantis instrumentas ir atsakymų galima rasti tikrai daug. Taigi dirbtinio skrandžio sistema leidžia pasakyti, ar mes valgydami jogurtą sotumą pajusime greitai ar lėčiau. Tai yra baltymų savybė, kaip jie bus atpalaiduoti virškinamajame trakte ir kartu storojo žarnyno informacija, kaip jogurte esančios pienarūgštės bakterijos paveiks mūsų storojo žarnyno mikrobiotą ir kokią tai turės įtaką sveikatai. Kadangi dirbdami šią temą kartu pritraukėme ir studentus, norėčiau pasidalinti tokią gražią istoriją, kuomet sugalvojome, kad studentai gamindami jogurtą galėtų pridėti tirpių skaidulų. Ir tikrai pagaminome jogurtą, kuris buvo klampios konsistencijos, patrauklios labai spalvos, aromato ir mes labai norėjome tokį produktą pasiūlyti, nes tirpios skaidulos, žinome, turėtų tikrai įtakos turėti ir storajame žarnyne. Tik tai gaila, kad studentus teko nuvilti, nes darbas su virškinimo sistema yra sudėtingas, ypatingai
ypatingai tyrimai su storojo žarnyno mikrobiotos tyrimais ir atsaku į suvartotą maisto produktą. Tai studentų darbams buvo ne tos apimties darbai, bet ta idėja pritaikyti daugiau naudingų medžiagų ir įdėti į produktus, tuo būdu produktus padaryti naudingesnius mūsų sveikatai tikrai turėtų būti skatinama ir mūsų gamyboje. O su kokiais maisto produktais yra atliekami tyrimai? Tirti galima visus produktus, kaip ir mes galime vartoti visus produktus, todėl kad koreguojant elektrolitų koncentracijas, koreguojant fermentų aktyvumą, mes galime sudaryti tokį eksperimento planą, kuris įvertins vyresnio žmogaus virškinimo sistemą ar sportuojančio, aktyvaus žmogaus sistemą, pačiu žinodami, kad alkanas žmogus ir sotus žmogus vėlgi skiriasi jų virškinimo sulčių sudėtis ir kompozicijos. Mes galime tą vėlgi vertinti taip, kad tiek produktų grupės, tiek žmonių grupės gali būti tyriamos visos. Ar atsirado užsakymų iš maisto gamintojų, kurie nori moksliniais tyrimais įrodyti, kad jų produktai turi teigiamos įtakos sveikatai? Tikrai taip, galime pasidžiaugti, kad užsakymų atsiranda, netgi aktyviau dalyvauja mūsų kaimyninių šalių įmonės, kurios kreipiasi ir domisi, jiems svarbus tas klausimas. Tik tai tyrimai nėra pigus, jie tikrai kainuoja, nors mes džiaugiamės, kad yra šimtus ir kelis tūkstančius kartų pigiau, negu mes darytumėm tyrimus su žmonėmis. Tai leidžia tikrai atpiginti atsakymą, kaip maisto produktas paveiks mūsų sveikatą, bet Lietuvoje besidominčios įmonės dar sunkiai ryžtasi pilnam tyrimui panaudoti mūsų dirbtinį skrandį. Galbūt inovacijų stoka, naujų produktų kūrimo stoka lemia, kad sužinojusios tyrimo kainą, tyrimo aplinkybės netiek dažnai renkasi šitą tyrimą. Kalbant apie dirbtinį skrandį, galbūt taip atrodo, kad tai yra lengvai padaromas tyrimas ir įmonės, kurios kreipiasi, dažnai iškelia tokius klausimus, kurie ne visai susiję su virškinimo taką sveikatai arba visai nežino savo produkto savybių, ką reikėtų tirti. Ir tos ilgos diskusijos reikalauja tikrai kantrybės paaiškinant, ką galima sužinoti ir kaip maisto produktas galėtų paveikti mūsų sveikatą. Tai galbūt daugiau mes dirbame dar tokį darbą, kaip supažindinti įmonės su maisto savybėmis ir tų savybių nustatymo būdais, kad galėtų jie sužinoti ir maisto įtaką sveikatai. Tik tai po tokių ilgesnių diskusijų įmonės priima sprendimą, ar jiems verta ar neverta tirtis. Todėl dar daugiau, gal sakyčiau, yra mokomojo pobūdžio bendravimas su įmonėmis negu pritaikomojo pobūdžio. Kodėl akcentuojama, kad dirbtinio skrandžio sistema yra skirta vyresniai žmonių grupiai? Ne, tikrai nesutikčiau. Jokiais būtais, kaip aš jau minėjau, mes galime pritaikyti dirbtinio skrandžio sistemą visoms grupėms, reguliuodami elektrolitų koncentracijas ir fermentų aktyvumus, tai tikrai ne, norėčiau paprieštarauti. Pats dirbtinis skrandis tai yra indai, kurie sujungti tam tikromis šlangelėmis yra dozuojami reikalingi tirpalai, o induose palaikoma temperatūra ir tirpalai yra maišomi. Bendrai tai yra tam tikra indų sistema, leidžianti keisti tirpalų koncentracijas ir tirpalų tekėjimo greičius. Tai galime sumodeliuoti tikrai pagal skirtingų visuomenės grupių virškinimo sulčių sudėtį. Tai reiškia, tos tirpalų koncentracijos yra skirtingų amžiaus žmonių grupėms. Taip, ypatingai žiūrint į fermentų aktyvumą, fermentų dalyvavimą virškinimo sistemoje, tikrai taip. Dar norėčiau pasakyti pavyzdį apie dirbtinio skrandžio panaudojimo naudą. Mes atlikome tyrimus tos pačios grupės skirtingais produktais, tuo pačiu prekiniu ženklo ir tikrai galime pasakyti, kad vienas produktas tinkamesnis jauniems žmonėms, o kitas produktas labai artimas tam produktui, vis tik tai būtų jau tinkamesnis seniems žmonėms. Tai čia yra dirbtinio skrandžio privalumas ir tikrai mūsų noras būtų, kad šitą informaciją apie maisto produktus vartotojas irgi žinotų. Pagal ką nusprendžia dirbtinis skrandis, kad būtent šitas produktas tinka vyresnio amžiaus žmonėms? Norėčiau labai ilgai kalbėti šitą tematiką. Džiaugiuosi, kad mūsų dirbtinis skrandis dar neturi dirbtinio intelekto savybių ir jisai nepriima tokio sprendimo, kam tinkamas tas produktas. Jau surinkę visą analizės informaciją, mes remdamiesi tiek maisto mokslo žiniomis, tiek mitybos žiniomis, priimame sprendimą kartu pasitardami su gydytojais. Taigi, ačiū už klausimą ir žinau, kad dirbtinio intelekto galimybės yra beribės, bet kol kas labai džiaugiuosi, kad jis ne visur yra dar taikomas. Ar turit dar numatę ateityje tyrimų, kuriuose panaudosi dirbtinį skrandį? Labai tikiuosi, todėl kad tikrai turime atsakymus į labai daug iškylančių klausimų, tikrai turime daug prieštaravimų reklamose pateikiamoms produktų savybėms, ar tikrai tie produktai yra mums naudingi, ar tikrai
tikrai skiriasi vienas nuo kito, bet tyrimų mes negalėtume tai atsakyti ir tikrai tą galime padaryti. Aš labai noriu tikėti tokia ateitimi, kad dauguma maisto produktų būtų įvertinti pagal savo savybės ir ta jų kaina turėtų būti adekvati produktų savybėms. Kai derinom interviu, jūs parašėt, kad galėsim pakalbėti apie maisto gamybos išmanymą. Ką apima ta savoka maisto gamybos išmanymas? Ir ko reikia, kad kiekvienas žmogus išmanytų maisto gamybą? Aš norėčiau, kad žmonės išmanytų gamybą tiek, kad suprastų, kuo skiriasi vienas produktas nuo kito produkto. Mes tikrai turime jau tokį įsisenėjusi pavyzdį, lietuvišką varškės sūrį. Ir kai pradedame kalbėti, kaip gamina namuose ir kokius mėgsta pirkti lietuviškus varškės sūrius, jau susidurime su keliais gamybos būdais, kurie tikrai duoda skirtingus varškės sūrius ir kuris yra sveikesnis, kuris yra tradicinis mūsų krašte gamyboje, žmonės jau nežino. Jeigu mūsų močiutės raugindavo pieną pienarūgštėmis bakterijomis, rauginimo metu susidarydavo junginiai, kurie suteikia sūriui skonį, aromatą, tą specifinį skonį, išskirtinį skonį, kartu susidarant junginiams, kurie yra sveikatai palankus, tai yra mūsų tradicinio varškės sūrio gamybos būdas. Dabar mes turime pardavinėjant sūrį, man net nelabai drąsu vadinti jį sūriu, kada yra tiesiog į pieną įdedama citrinos rūgštis, mes vėlgi gauname panašų į varškės sūrį produktą, tačiau jo gamybos būdas skiriasi, tai yra daug greitesnis gamybos būdas, bet mes neturime esminio dalyko, tai pienarūgščių bakterijų suteikiamo skonio, aromato ir teikiamų sveikatai savybių. Taigi yra du produktai, liktai atrodytų, namuose gali būti gaminami, mes juos labai perkame, bet jie visiškai skiriasi savo skoniu, savo ypatumu ir savo tradicija. Labai dažnai matau, kad žmonės nebeskiria, kad tai yra skirtingi produktai ir nežino, kuris produktas turėtų būti vertingesnis ir tikrai brangesnis nei pagamintas trumpuoju gamybos būdu, dedant rūgšties priedų. Apie tai turbūt yra pažymėta varškės sūrio etiketėje. Jeigu mes kalbame apie pramoninę gamybą, tai tikrai pramoninė gamyba yra naudojama pienarūgštės bakterijos ir nėra kitų variantų, nes varškės sūris taip yra apibrėžiamas reglamentais ir tai tikrai nereikia diskutuoti. Bet ta kilusi banga, kad namuose tik gaminti produktai gali būti sveiki, žinoma, norėčiau palaikyti, kad namuose reikia gaminti ir daryti, tai užimtumą didintų ir būtų maisto įvairovė, tikrai labai norėčiau palaikyti. Tačiau atmesti tuos gamybos būdus, kuriuos naudoja pramonė, tai tikrai yra neteisingas sprendimas, tai pramoninė gamyba ir pagrįsta mūsų tradicinė gamyba pienarūgščių bakterijų dauginimosi piene. O dabar, nežinant šitų skirtumų ir galvojant tai, kad namuose pagaminta, bet visai kitų būdų ir duoda tą patį produktą, yra tikrai neteisinga. Dar yra tikrai kilančių tokių mitų, kaip raugintas pienas, kad tai neturėtų būti perkama parduotuvėje. Tikrai negaliu suvokti, iš kur gali atsirasti tokios idėjos ir mitai. Žmonės yra skatinami tik tai namuose gamintis raugintus pieno produktus ir juos vartoti. Tai būtų labai gerai, bet pieno produktų gamyba yra pakankamai jautri ta prasme, kad mes galime pasigaminti ir kitų nelabai sveikatai naudingų bakterijų, mielių. Tai labai priklauso nuo higienos, nuo švaros, nuo pieno kokybės ir galime ir susirgti, turėti tikrai nereikalingą poveikį sveikatai. Taigi, maisto produktų gamybos išmanymas yra svarbus klausimas. Labai norėčiau, kad apie tai kalbėtų turbūt ir vaikams mokykloje, nes tikrai jiems sunku atskirti, kuris produktas yra sveikesnis ir kaip jis turėtų būti gaminamas, nes mamos jau nebeturi šitų įgūdžių. Prisiminti ir apie tai kalbėti tikrai svarbu ir reikia, vien tam, kad atskirtumėm, kuris produktas yra mums sveikatai naudingesnis, palankesnis ir sveikesnis. Jeigu jau prakalbom apie pieno produktus, tai paimkim tokį jogurtą. Ir ten parašyta, kad jogurte yra gerųjų bakterijų, o jogurto galiojimo laikas mėnuo. Ar tikrai ten yra gerųjų bakterijų? Manau, kad taip. Suprantu, kodėl jūs klausėte, galbūt ne visuose produktuose tai galėtų būti, bet technologijos tikrai leidžia pagaminti ilgo laiko galiojimo produktus ir užtikrinti, kad bakterijos būtų išgyvenusios iki galiojimo laiko pabaigos. Gaminant tokius produktus, įmonės turi būti pritaikę naujus technologinius sprendimus, kaip kad pieno valymui naudoti ultrafiltravimo technologijos. Šitas technologijos turi ne visos įmonės, todėl atskirti padėtų būtent žinojimas apie maisto gamybą. Kaip saugiai ruošti ir gerai termiškai apdoroti maistą?
Čia nėra viena sudėtinė dalis saugus ruošimas ir terminis apdorojimas. Aš visą laiką savo studentams sakau, kad maistas, jeigu jis yra šviežias, švariai laikytas, mes galime tikrai labai nedaug jį termiškai apdoroti. Su ta sąlyga, kad jis buvo švarus ir šviežias. Jeigu mes turime maistą, kuris buvo laikytas ilgą laiką, neaišku kokiomis sąlygomis, neaišku kur, tai tada tas terminis apdorojimas mums tampa pagrindiniu ir esminiu žingsniu, kuris užtikrins maisto produkto saugumą. Bet čia reikia tikrai įvertinti higieną, sanitariją aplinkoje ir darbo vietoje. Net ir norėčiau pateikti tokį pavyzdį. Žinau, kad mėsos maltinius mes dabar esame įpratę kepti gana ilgokai, kad jie būtų gerai apkepę, būtų saugiai vartojami. Tai atėjo mūsų tradiciškai iš mūsų mamų mokyklos, kur reikėjo kotletą, taip vadinamą, arba maltinį, kalbu gražiai lietuviškai, gerai pakepinti, kad mes saugiai valgytumėm. Dabartiniai mūsų maisto gamintojai sako, ne, mes maltinį apkepkime 2-3 minutės, nedaugiau, ir to pakanka. Tai tikrai pakanka, jeigu yra mėsa šviežiai sumalta ir mes darėme maltinį švariomis rankomis ir švarioje aplinkoje. Bet kada aš girdžiu tą rekomendaciją, kad apkepkime tik tai 3 minutės, bet matau aplinkoje dirbančių žmonės nešvariais rūbais, kur yra mėsos šviežumas nelabai aiškus. Man šitas mūsų virėjų rekomenduojama apdorojimo trukmė kelia truputėlį siaubą. Negalime vienareikšmiškai sakyti, kad visuomet kepkime tik tai trumpą laiką 3 minutės, nes tai tikrai priklauso nuo to, kaip mes savo maltinę ar kotletą paruošime. O kodėl reikia žinoti maisto laikymo kaiminystėje šaldytuve taisyklės? Šiandieną siūlomi gamintojų šaldytuvai šiek tiek palengvina mums maisto laikymą. Mes šaldytuvėse turim dažniausiai rengtus stalčius, kuriuose į vieną galime įdėti žalią mėsą, į kitą įdėti jau apdorotą mėsą, atskirti pieno produktus. Tai aš labai tikiu, kad taip ir darome, nes šitie produktai negali būti vienoje lentynoje kartu sudėti. Dar tik tai norėčiau paminėti, kad turime nepamiršti ir atskirti kiaušinius. Nelabai gerai, kad kiaušinius išdedame į jiems skirtą eilutę, jeigu jinai nėra uždara, juos turėtumėm laikyti uždaroje dėžutėje. Ir dar labai norėčiau atkreipti dėmesį tai, ar tikrai visuomet perkame švarius kiaušinius. Višta kiaušinį padeda mikrobiologiškai švarų. Užkratas ant kiaušinio lukšto patenka iš aplinkos ir jeigu kiaušinis ilgai būna nešvarioje aplinkoje, mėšlinoje aplinkoje, tai tikėtina, kad bus daugiau nepalankių mikroorganizmų ant kiaušinio lukšto ir tuo pačiu pateks ir į aplinką aplink kiaušinį ir galbūt jau laikant kiaušinį ir į kiaušinio vidų. Tai yra svarbu, kiaušinio švara, ir jį laikyti vis tik tai reikėtų uždaroje dėžutėje arba uždarame dėklę, nes Lietuvoje mes dar turime tikrai nemažą atvejų, kad sunkūs susirgimai buvo sukelti būtent dėl kiaušinių. Labai norėčiau dar priminti žmonėm, kurie ruošia maistą ir kaip jį laiko ant savo spintelių, savo stalčiuose, kiek lentelių naudoja pjaustymui ir apdorojimui, kaip dažnai jas valo ir plauna tas lenteles, ar nors retkarčiais naudoja dezinfekavimo priemonės, ir ypatingai tiem maisto gamintojams, kurie ruošia maistą ne savo, bet ruošia maistą kitiems. O kaip teisingai reikėtų atšildyti užšaldytus produktus? Tikrai, jeigu tai daržovės arba vaisiai, tai mes jų neatšildykim, dėkime virti, tepti neatšildytus. Jeigu mes kalbame apie mėsą, apie žuvį, tai išėjime iš šaldymo kameros, įdėkime į indą ir laikykime šaldytuve ir jiems per naktį atšils. O jeigu labai greitai reikia? Reikia turėti kantrybės, nes produktas turi atšilti nuo paviršiaus iki vidinių sluoksnių, iki vidinio taško, tam reikia trukmės, kaip ir su šaldymu. Tam reikia trukmės, reikia būti ir kantriems. Jeigu dar yra tokių, kurie galvoja, kad bus greičiau, jeigu aš išimsiu sušaldytą mėsą ir laikysiu per naktį kambario temperatūroje ir galbūt dar net ir per dieną kambario temperatūroje, kada mes grįšime iš darbo, galėsime ją kepti, tai jie neteisingai elgiasi. Visų pirma, mes tikrai matome, kad iš atšildyto produkto išsiskiria sultis. Tose sultyse vyksta procesai labai intensyviai, joms tik tai pakanka atšilti ir jau mes matome, kad daugėja blogų mikroorganizmų ir sultyse, ir mūsų atšildytos mėsos ar žuvies paviršiuje nuo atšilimo momento prasideda gedimo procesai ir toks atšildymo būdas turėtų būti visiškai netaikomas. Taigi išėmiau iš šaldiklio, dedu su indu į šaldytuvą ir šaltoje aplinkoje kantriai palaukiu, kol atšils. Sakoma, kad visko žmogus negali žinoti. Kadangi jūs esat mokslininkė tyrinėjanti maistą, tai turbūt apie jį žinot beveik viską. Atėjus į parduotuvę renkatės produktą. Į ką pirmiausia atkreipiat dėmesį ir kas jums yra
svarbiausia? Nežinau, ar mano vyras čia dabar klausydamas nesišypso, nes tikrai žino, kad pirmiausia atkreipiu dėmesį tai, už ko užkliūna akis ir ko skrandis pasako, ko aš norėčiau valgyti. Emocija, ko mano organizmui trūksta, aš labai tikiu, kad dar šiek tiek veikia ir bandau ją pritaikyti. Džiaugiuosi, kad neturiu kažkokių specifinių poreikių savo mytybai, atskiro dėmesio, kokį produktą pasirinkti, neskiriu tam tikrai papildomo laiko, tačiau man tikrai rūpi ir man yra tas pats, ką mano vyras renka savo tėčiui ar ką valgo mano mama. Tai yra vyresnių žmonių grupė, kuriems jau yra svarbu, ką jie valgys ir svarbu, ką gaus su maisto produktais. Šitam apsipirkimo krepšiui tikrai reikia daugiau dėmesio, negu kad aš skiriu pati savo. Tai todėl labai norėčiau peradresuoti maisto produktų savybės skirtas tam tikrai žmonių grupiai. Tikrai norėčiau, kad būtų kuo mažiau perdirbtų maisto produktų, būtų didesnė įvairovė maisto produktų, kad nesirenktų visą laiką tos pačios rūšies produkto kiekvieną kartą, ieškoti su didesniu baltymų kiekiu, papildant atskirai daržovių priedais, nes šitie komponentai yra labai svarbu šitame amžiuje. Paminėjau patarimą dėl vyresnių žmonių maisto produktų pasirinkimą. Mane neramina iš mokslo pozicijos labai platus pasirinkimas įvairių gėrimų, kurie pagaminti yra iš augalinės kilmės baltymų, tai avižų gėrimai, kokosų pieno gėrimai ar įvairūs kiti. Šitie produktai dažnai pozicionuojami kaip pieną pakeičiantis produktai, tačiau pasižiūrėję į etiketę, perskaitę, palyginę pieno ir augalinės kilmės gėrimų maistinę vertę, mes matysime didžiulius skirtumus. Ir tikrai baltymų kiekio skirtumai, kalcio, mineralinių, kitų mineralinių medžiagų kiekio skirtumai yra labai ženklus ir mes perkame visiškai nelygiavertį produktą už tą pačią kainą. Tai linkėjimai turbūt jaunesniai vartotojų grupiai paskaityti šitas etiketės ir suprasti, kodėl jūs perkate tą produktą. Ačiū Jums labai už pokalbį ir už labai reikalingus ir naudingus patarimus. Juk mes kiekvienas turime žinoti, ką valgyti, kad jaustumėmės geriau ir būtumėm sveikesni. Ir manau, kad posakis, ką valgai, tas ir esi, tikrai yra teisingas. Laidą parengė ir vedė Audra Paulaitytė. Linkiu visiems likusios geros dienos, sudie. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mąstom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.